Tai gerbimieji, iš tikrųjų kalbėkime apie esmę. Aš suprantu, kad delegavus, dar nespėjus atšalti Seimo nario paliktai vietai į Konstitucinį teismą Stasį Šedbarą, tam tikri sprendimai ir jų priėmimas pagreitėjo. Bet esmė yra tame, kad Stambulo konvencijos ratifikavimas praktikoje reikštų įsipareigojimą užtikrinti nediskriminavimą dėl lytinės tapatybės. Skamba gražiai, bet pasigilinkime į turinį. Tokius įsipareigojimus priėmusi šalis privalo užtikrinti nediskriminavimą dėl lyties tapatybės ir transseksualius asmenis laikyti esant jų įsivaizduojamos lyties. Kitais žodžiais tariant, tai faktinis lyties keitimo įteisinimas. Vakarų šalyse nediskriminavimas dėl lyties tapatybės yra įgavęs tam tikras drastiškas formas, leidimus rinktis norimos lyties tualetus, rūbinės dušus, kai kuriuose Jungtinių Amerikos valstijose, teisinė atsakomybė už atsisakymą kreiptis į asmenis jų norimo lytimi, Kanadą ir taip toliau. Taigi, kaip matom, mes atsisakytume mūsų tradicinės šeimos vertybių ir visų tų dalykų, apie kuriuos mes kalbėjome daug sykių ir diskutavome šios kadencijos Seime. Dėl to aš raginu kolegas nepalaikyti šio sprendimo, nes aš manau, kad šios kadencijos Seimas nesykį parodė, kad jis palaiko krikščioniškas vertybės, tradicinę šeimą ir nenori, kad Lietuvoje teisinėme mūsų visoje sistemoje įsineštų tokia painiava, kurią atneštų Stambulo konvencija. Be kita ko prižiūrima Grevijo inspektorių ir mūsų mokyklos švietimo sistema turėtų būti ugdoma pagal pradinę versiją gyvenimo įgūdžių programos, dėl to, kad Stambulo konvencija buvo rengiama ir ją konsultavo rengiant daugybę LGBTQ organizacijų. Ir jų dalyvavimas tame rengime tikrai buvo ne dėl noro apsaugoti moteris nuo smurto. Tai aš tikrai manau, kad Seimo nariai visi turi savo labai atsakingą ir asmeninę nuomonę šituo svarbiu ir jautriu klausimu. Ir aš esu dėkingas, kad Lietuvoje šios kadencijos Seimo nariams krikščioniškos vertybės ir tradicinė šeima yra svarbiau už Laisvės partijos programos tikslų įgyvendinimą. Dėkui.